Pakalbėkime apie maistą ir 27 vakare. Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos produktų linija. Išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis. Jeigu atsakysi teisingai, jums atiteks Krekenavos, kai norisi mėsos produkcijos prizas. Priešingų atveju šias dešras atiduosim jų dviem. Gerai. Gerai. Tinka. Dėmesio, ką kepsime. Klausimas. Kas yra steikas? Okay. A. Brandintos jautienos nugarinės pjausnys. B. Bet koks aukštos kokybės jautienos pjausnys. C. Jautienos sprandinės išpjova. Nulemba. Vienok, antiek toks lengvas klausimas, kad ir... Ir net pasimečiau. Kad net, aš irgi galvoju... Nu žiūrėk, steikai yra labai mėgsti skirtingi. steiką? Taip. Ne. Nu tai gerai, tai aš tau papasakosiu. Papasakau. Taip. Steikai Kuo? yra skirtingų labai dalių. Taip. Ta prasme, nuo pikanijos, kur ten, pavyzdžiui, čia va yra Taip. gale, ne? Iki ten ribajaus, kuris yra realiai šonkaulis. Kuris atrodo kaip marmuras toks, ne? Jo. Tai ten jis yra šonkaulio Ribajus dalis. gal labiau antrekotą tu turiu menį. Ne, ribajus yra ta, tai ribajus Nu, yra jo. ta dalis antrekotas. Bet ribajus yra su kaulu dažniausiai. Ribajus yra lietuviškai antrekotas. Tai ir yra tas pats. Antrekotas taip ir verčias. Antrekotas yra, jis nupjaunamas nuo kaulo. Tai yra kaulo šonkaulio galas. Ir jeigu tu jį valgai su šonkauliu, tomahawk vadinasi. O jeigu tu jį nupjauni, tai būna antrekotas. Ok. Ir ką tu Ribajus. nori pasakyti? Kad tai nėra tik tai nugarinė arba sprandinė. Tai steikų gali būti bet kuri dalis. Ir jos skirtingos. Noriu tik tai paklausti, ar jūs kalbate apie tai, kas dabar nutiko ir kas dabar yra vadinamas steikų? Ar kas kažkada buvo ir kas yra tikras tai jūs steikas? pasakykite, apie ką mes Aš dabar klausiu. Mes steikas. šnekam apie tai, kas visuotinai priimta. Ką mes valgom su mantu? Va, aš Ką valgot jūs? Nes dabar taip, dabar. Ką čia iš steikų turit? Bet Nes nu, tai tai turi yra būti ir aukštos tuno kokybės. steikas tada, bet tuno steikas tada nebūtų. Jo. Žinai, steikas. Tai Čia ne- in general reikšmė, jeigu... Nu, žiūrėk, istorijos mes nežinom. O brandintas būtinai turi būti? Ar aš galiu, vat, čia jaudis yra už 10 minučių, aš būtent, jau kad kepu? neturi. Gali būti šviežias, gali būti 30 dienų brandintas, gali būti 90 dienų brandintas, bet tai yra jau skonio preferencija. Tai gali būti steikas nebūtinai brandintas. Tai, tarkim, jau atmeskim. Sprandinės išpjova tai ir būtų tiesiog jautinas sprandinė. Nu, tipo sprandinė. Nes, tarkim, tas filet mignon, kuris yra visiškai net, irgi yra steikas. Išpjova. Išpjova, jo. Bet steikas yra ir kur ten daug riebalo gali būti. Nu, žodžiu, aš nenorėčiau nusimušti nuo B, aš imčiau B Jo, variantą. labai jau plačiai, nes steikų vadinama... Jo. Tėve, aš dešrelės pasikepu, man jau steikai. Ne, bet dešrelės tik Yra kas sustumti karbonadas, vieną tai- vietą. Suspaus iki vien. Pjauni. Nes D. B variantai. Jo. Kągi aš Pritariat užfiksavau, publikai? na, Pritariat tam. steiko istorija yra labai sena. Iš tikrųjų, pirmas tas kepsnys, kurį dabar mums įprasta vadinti steiku, yra turbūt užfiksuotas Florencijoje ir tai yra Florentinos kepsnys Italijoje. Toks milžiniškas irgi mėsos gabalas. O dabar dėmesio teisingas atsakymas. Kas gali būti geriau už gardžius patiekalus, kurie suartina visus prie šventinio stalo. Kas nemėgsta pasilepinti įvairiais mėsos gaminiais, rūkytomis ar vytintomis dešromis, dešrelėmis, revelatais ar steikais. O kasgi iš tiesų yra steikas? Iš tikrųjų, steikas yra bendrinis terminas apibūdinantis bet kokį aukštos kokybės jautienos pjausnį, skirtą kepimui ar grilinimui. Steikai gali būti išpjaustyti iš įvairių jautienos dalių, įskaitant nugarą, krūtinę, šonkaulius ir kitas dalis. Kiekvienas steiko tipas turi savo unikalius skonio, tekstūros ir ruošimo bruožus. Populiariausi steikų tipai yra ribeye, sirloin, filet mignon ir žinoma antrekotas. O koks kepsnių tipas papuoš jūsų šventinį stalą? Bet ten labai panašus. Teisingas atsakymas. Žau. Dėkui. Netgi žodis bifšteksas iš Palaidos. tikrųjų tai yra tas Palaidos, pats vokiškas. sakė dabar. Beef steak. O, bravo. Skaniai.